Pradėkim pasitarimą ir posėdį. Pradėsim nuo pasitarimo. Ar dėl pasitarimo darbotvarkės yra kokių nors pasiūlymų arba pastabų? Nematau, tai tuomet pradedu nuo pirmojo klausimo. Dėl Lietuvos Respublikos kreipimosi į ES bendrąjį teismą su prašymu panaikinti 2024 m. gegužės 6 dienos Europos komisijos įgyvendinimo sprendimą. Viskas apsvarstė, siūlo vyriausybei pritart be platesnio aptarimo. Ar galim pritart? Nematau kitų nuomonių pritart. Antrasis klausimas. ES užimtumo socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos posėdis, pozicijos birželio 20-21. Viskas apsvarstė, siūlo be platesnio aptarimo. Ar galim pritart? Nematau kitų nuomonių pritarta. Trečias klausimas dėl pozicijų ES ekonomikos ir finansų reikalų taryboje. Birželio 21 dienos viskas apsvarstė, siūlo vyriausybei pritart be platesnio aptarimo. Ar galim pritarti visko siūlymui? Nematau kitų nuomonių pritarta. Ketvirtasis klausimas. Užimtumo reikalų tarybos posėdis, birželio 24, užsienio reikalų, tarybos posėdis, birželio 24 diena. Vėlgi viskas apsvarstė, siūlo be platesnio aptarimo. Ar galim pritarti? Nematau kitų nuomonių pritarta. Penktasis klausimas. Žemės ūkio ir žuvininkystės taryba, birželio 24 dieną. Ar galim be platesnio aptarimo pritarti? Kaip viskas siūlo? Nematau kitų nuomonių pritarta. Tuomet šeštasis klausimas. Bendrųjų reikalų taryba, birželio 25 dienos. Vėlgi viską suderino. Ar galim pritarti be papildomo aptarimo? Nematau kitų nuomonių. Galim. Septintasis klausimas. Europos vadovų tarybos posėdis 24 metų, birželio 27-28 diena. Viskas vėlgi apsvarstė, suderino, siūlo be platesnio aptarimo. Ar galim pritarti visko pasiūlymui? Nematau kitų nuomonių ir pritarta. Tuomet pereinam į posėdžio režimą ir ar dėl posėdžio darbotvarkės būtų kokių nors pasiūlymų, ką nors išbraukti arba įtraukti. Nematau siūlymų, tai tuomet pradedu nuo pirmojo klausimo dėl saugos tyrimų įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų. Ar yra kokių nors klausimų, pastabų, pasiūlymų ar kažkokių dar paskutinės minutės reakcijų? Nematau, ar galim pritarti? Nematau kitų nuomonių pritarta. Antrasis klausimas dėl vyriausybės 2002 m. kovo 27 dienos nutarimo numeris 405 dėl vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Ar čia būtų kokių nors klausimų ar pastebėjimų? Nematau, kad būtų, ar galim pritarti. Nematau kitų nuomonių pritarta. Trečiasis klausimas. Dėl vyriausybės 2004 m. birželio 28 dienos nutarimo numeris 801 dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Ar čia būtų kokių nors klausimų ar kažkokių reakcijų? Nematau, kad būtų. Atrodo viską suderinta, ar galim pritarti tuomet bendrų sutarimu? Nematau kitų nuomonių pritarta. Ketvirtasis klausimas dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, reklamos įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, kelių įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar dėl išvados kokių nors dar klausimo reakcijų būtų? Nematau, kad būtų, tai gal galim pritarti visi. Bendrų sutarimų, nematau kitų nuomonių pritarta. Penktasis klausimas dėl vyriausybės 1997 m. spalio 23 dienos nutarimo numeris 1154 dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo pakeitimo. Nematau norinčių kalbėti, ar galime pritarti? Nematau kitų nuomonių pritarta. Šeštasis klausimas dėl valstybinės miško ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise valstybės įmoniai valstybinių miškų urėdijai. Ar čia būtų kokių nors atsiradusių naujai pastabų? Nematau. Ar galime pritarti tuomet? Nematau kitų nuomonių pritarta. Septintasis klausimas dėl vyriausybės 2007 m. kovo 14 dienos nutarimo numeris 329 dėl paskolos privačiai žemės ūkio paskirties žemė įsigyti palūkanų kompensavimo taisyklių patvirtinimo pripažinimo netekusių galios. Nematau norinčių kalbėti, ar galime pritarti? Nematau kitų nuomonių ir pritarta.
Aštuntasis klausimas dėl vyriausybės 1998 m. rugpjūčio 13 dienos nutarimo numeris 1026 dėl žemės suteiktos mokslo ir studijų institucijoms, šių institucijų įsteigtoms viešosioms įstaigoms organizuojančiom praktinį mokymą ir tyrimus, profesinio mokymo įstaigoms, valstybinėms specializuotiems seklininkystės veislininkystės ūkiams, specializuotų seklininkystės veislininkystės veiklą vykdančioms valstybės kontroliuojamoms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, kuriuose valstybei priklauso daugiau kaip pusė akcijų naudotojų ir jų naudojamų žemės sklypų dydžių sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Ar kas nors iš kolegų vyriausybėje norėtų klausti ar pasisakyti? Nematau. Tai tuomet tiesiog norėčiau labai padėkoti institucijom, kurios prisidėjo randant šitą sprendimą, labai padėkoti Sveikatos mokslų universitetui už konstruktyvų dialogą ir atkreipiu dėmesį, kad yra pridėtas protokolinis sprendimas prie šito nutarimo projekto, kuriuo vyriausybė įsipareigoja išspręsti praktinės problemas susijusias su derliumi, kuris būtų nuimtas sklype, kurį gal ne visas spės nuimti tie, kas jį pasėjo, tai kažkaip tos klausimus įspręsim ir kitus praktinius klausimus įspręsim taip pat. Tai siūlau pritarti šitam nutarimo projektui šią džiugią natą. Nematau norinčių pasisakyti, pritarta ir dar kartą labai dėkoju Sveikatos mokslų universitetui už konstruktyvų ir labai efektyvų darbą. Devintasis klausimas dėl viešo administravimo įstatymo 1, 2, 5, 9, 10, 12, 19, 23, 24, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 40 straipsnių ir 4 skyriaus pavadinimo įstatymo papildymo 3.1 skyriumi, 33.1 straipsnių ir priedų bei 29 straipsnio pripažinimo netekusių galios įstatymo, paslaugų įstatymo pakeitimo įstatymo, civilinio kodekso 2.77 straipsnio pakeitimo ir 2.78 bei 2.79 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektų. Ar kokių nors pastabų į šios projektus kas nors norėtų pateikti, ar klausimą kokį užduoti? Nematau, kad tokių norų būtų, ar galime pritarti tuomet šiem projektam ir teikti juos Seimui? Nematau prieštaraujančių, vadinasi pritarta. 10 klausimas dėl įstatymo, dėl užsieniečių teisinės padėties 94 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Nematau norinčių kalbėti, ar galime pritarti šitam įstatymo projektui bendrų sutarimu? Nematau kitų nuomonių ir pritarta. 11 klausimas dėl darbo kodekso 14, 30 ir 35 ir kitų straipsnių bei priedo pakeitimo įstatymo, administracinių nusižengimų kodekso 96 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo, užimtumo įstatymo 56 straipsnio pakeitimo įstatymo ir garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 19 straipsnių 3 skyriaus pavadinimo pakeitimo ir 9 prim straipsnio pripažinimo netekusių galios įstatymų projektų. Ar čia kokių nors būtų klausimų reakcijų? Nematau, kad būtų, ar galime pritarti tuomet šiam paketui ir teikti į Seimui. Nematau kitų nuomonių ir pritarta. 12 klausimas dėl civilinio kodekso 6.469 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar kas nors turėtų kokių nors pastebėjimų dėl vyriausybės išvados? Nematau. Ar galim pritarti? Nematau prieštaraujančių, pritarta. 13 klausimas dėl savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Vėlgi vyriausybės išvada Seimui. Ar dėl vyriausybės išvados būtų kokių nors reakcijų ar kokių klausimų? Nematau, kad būtų. Ar galim pritarti? Nematau kitų nuomonių. Pritarta. 14 klausimas dėl alternatyviųjų degalų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, vėlgi vyriausybės išvada Seimui. Prašau, Simon. Dėkui, premjerė. Aš norėčiau pasidžiaugti vyriausybės vardu, kad iš esmės čia toks lūžio taškas įvyksta, kad valstybėje susiformavo kritinė masė verslų, per 250 verslų, kurie sako, kad Lietuvai reikia atsisakyti iškastinio kuro kelių transporte, inicijuoja bendrą akciją ir vyriausybė stoja į atsinaujinančios energetikos pusę kelių transporte ir kartu su tokiom įmonėm kaip pavyzdžiui Ignitis, kuris Ignitis įmonė pasirašė tarp 100 Europos įmonių net įsipareigojimą iki 40 metų mažinti šias išmetimus 90% remiant tokius tikslus.
Tai Lietuvoje atsirado kritinė masė įmonių, kurios gali kurti darbo vietas, investicijas čia Lietuvoje ir labai džiaugiuosi, kad energetikos ministerija pritarė tam įstatymo projektui, kad būtų uždėtos lubos iš esmės naftos degalams kelių transporte ir teikia teigiamą išvadą. Tai ačiū. Ar daugiau būtų norinčių pasisakyti? Tai siūlau pritarti vyriausybės išvadai ir teikti ją Seimui. Nematau kitų nuomonių, pritarta. 15 klausimas dėl vyriausybės 2017 metų birželio 21 dienos nutarimo numeris 496 dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo pakeitimo. Ar čia būtų kokių nors pastebėjimų ar klausimų ar kokių reakcijų? Nematau, kad būtų. Ar galim pritarti? Nematau kitų nuomonių, pritarta. Tuomet 16 klausimas dėl vyriausybės 2015 metų vasario 11 dienos nutarimo numeris 161 dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Nematau norinčių klausti ar pasisakyti, ar galime pritarti vyriausybės nutarimui. Nematau prieštaraujančių, pritarta. 17 klausimas dėl vyriausybės 2022 metų balandžio 6 dienos nutarimo numeris 327 dėl asmenų perkelimo iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką pakeitimo. Ar čia būtų kokių nors reakcijų ar klausimų? Nematau, kad būtų. Ar galime pritarti? Pritarta. Toliau 18 klausimas. Sutarties dėl ES veikimo 346 straipsnio 1 dalies B punkto taikymo įsigyjant bepiločius orlaivius. Prašau, Laurinas Kasčiūnas. Tai, gerbiama premjerė, tai manau, kad tikrai reikia irgi pasidžiaugti. Pirmą, kad turim, aišku, išimties tvarka ir nacionalinio saugumo interesų vardan instrumentą, kaip galima pirkti iš Lietuvos gamintojų. Ir be abejo, tai yra išimtinis atvejis, bepiločiai orlaiviai prisideda prie ekosistemos formavimo ir tai susijęs su, aišku, parama Ukrainai. Tai matyt, turim labai rimtą sprendimą, padarėm labai greitai visą tai ir manau, kad verčiam naują puslapį bendradarbiaujant su mūsų gynybos pramonė. Taip, ar kas nors dar norėtų pasisakyti? Nematau norinčių, tai gal galime pritarti tuomet bendrų sutarimo šiam sprendimui. Pritarta. 19 klausimas dėl įgaliojimų suteikimo Linui Kubiliui. Ar kas nors norėtų klausti, ko nors dėl įgaliojimų suteikimo? Nematau, tai ar galime pritarti tuomet šiam nutarimui? Nematau kitų nuomonių, pritarta. Ir 20 klausimas dėl lėšų skirimo. Ar kas nors turi klausimų? Nematau, kad turėtų, tai tuomet siūlau pritarti ir tuo šią posėdžio dalį baigiam. Ačiū.